Nu ką, sveiki. Sveiki visi. Chebrytė. Ką, lipsim ant pirmo ledą? Aišku, su smaigais ir su peikena. Turim situaciją tokią. Pirmą kartą šiemet lipsi ant ledą. Ir upiai. Aišku, čia kažkas dar man nelabai aišku. Atrodo, kaip ir ledas yra. Anoj pusėje nežinau net. Čia ir vanduo tyvuliuoja. Nu, bet, kaip sakant, reikia bandyti, visi lipa ant pirmo ledą. Tai ir aš lips, karočiui. Nežinau, užlipsim, pabandysim. Neužlipsim, neužlipsim, tada gali stajaką nuvarysim kažkur paieškoti. Bet šiandien aš į stajaką nežadu varyti. Man vis tiek, kaip visada, pirmas ledas, pirmas žvejybos savižėlė. Aišku, šiandien vėl žvejyba. Tai va, karočiui bandam, chebra, nežinau, jam ant peikena, kaip sakant, nei žvyno, nei uodegos. Nu, gal neišsimaudysiu, kaip sakant. Bet aišku, su peikenu einu, chebra, nu tai patys žinot, su peikenu ir saugiau nei su gražtu. Aišku, ten sako, eikit su kompanija. Čia gylio daug nėra, nesvarbu. Nerizikuosim, aišku, čia mes ta gyvybė, kaip sakant, ne gyvybė, nu tai bandom. Žiūrim, kas čia gausis, aš į priekį va pasimušiu. Chebra, pažiūrim dabar tą stiprumą. Mes jau ant ledą. Tai va, nežinau, ne kaip čia pasakyti jums. Tas ledas nėra įspūdingas, iš tikrųjų. Nu va. Praktiškai porą smūgių. Nu gerai, pabandom, pasižiūrėsim gal. Kaip čia atrodo tas ledas, iš tikrųjų, realiai. Taip. Sušlapsim pirštis, nieko tokio. Normaliai, chebrytė. Yra 5, tai drąsiai. Tai va, aišku, labai vidurį, mes čia nesistengsim eit. Va ten tokios kaip ir properšėlės užsnygtas. O šitoj pusėj tai ten tolumoj va netgi vandeniukas matas. Tai va, chebra, nu ką, bandau pasidaryti akečių į priekį, kaip sakant, kontroliniu ir patikrinsim, gal kas ir gyvena. Tai va, žodžiu, bandom. Biški treška, chebra, ledas, bet nieko. Normaliokas yra. Aišku, kaip visada, kiekvienais metais tie užlipimai tokie nedrąsus, po to išdrąsėjai pradedi varinėti, netgi ten, kur net, kaip sakant, nepaložama. Tai va, pasidarysim čia akečių šitam ruože. Žinau, pradžiai kokį 10 pasidarom, o po to jau žiūrėsim, čia bus gyvybė, nebus. Kaip sakant, man kaip ir pofik, užlipau ant ledo. Tiesiog reikia bandyti ir tiek žinių. Ką, darbuojamės. Kažką, nu, chebra irgi bandyta, čia turbūt gal vakar, gal užvakar, nežinau, bet va, senas skylės, bet prie pat krantą ir toliau neita. Žodžiu, čionai kažkas bandė, bet turbūt neužėjo. Nu, aš čia drąsiai dabar pravinioju, va,
Ekečių pripirdolinau, žodžiu, gal ir daugiau nei planau. Nu, nesvarbu, patikrinsim, žiūrėsim, kas čia gyvena, kas negyvena. Vieta gerai žinoma man, šiaip laikydavosi toj vietoj, kaip sakant, žuveliokai. Aš kaip ir esu minėjęs, jeigu vandens yra, tai ir turi būti žuvies. Aišku, aš turiu omeny ne šulinį ir ne vanioj ar bliūdį. Tai va, nu ką, einam pailsim biškį, kaip sakant, duodam ramybę. Vis tiek pasibaido, jeigu yra čia aišku tos žuvies. Čia aš tik tais taip jau pradedu svaigt, karoči, kad kažką ir pagausi. Nu, nesvarbu. Tai va, pailsėkim 5 minučių ir praeisim tas eketį. Nu ką, chebra, kaip visada, tradicijos pas mane. Aišku, tų masalų yra visokių. O aš, kaip visada, pinkai. Čia yra tokių raudonų, baltų visokių miksiukas. Nežinau, man tie matyliai snargliniai. Ne tai, kad aš ten tingiu maustyt, bet ten man, karočiui, nelabai tie masalai. Aišku, geriausia yra krokodilas, kuris yra dabar kaip ir deficitas iš tikrųjų, bet tai kas lietingi gali ir pasikasti. Kažkaip apleido man tie reikalai, seniau patys pasikasdavom. Turiu aš ir tos tą graibštą krokodilam vadinamam kasti. Bet čia tiesiog jau reikia laiką daug skirti paieškom ir taip toliau. Tai va, kaip minėjau, šiandien ant pinkas. Aišku, ir niekad neinu, kad nepasiemu ir slieku. Sliekai kišenį, nes šiandien buvo 7 šalčia, bet dabar kažkaip toksai, ar čia man kažkaip šiltai pasirodė, kad apsirengi šilčiau, ar tikrai nukrito ta temperatūra. Tai va, nu ką, padarėm, kaip sakant, perikūrą ir bandysim, dabar žiūrėsim, čia imsim savo balalaikas, drapaliksi, visus kitus reikalus. Taip, aišku, kaip visada pas mane irgi tradiciškai egzotinės avižėlės, mėgsta šias. Tai va, daugiau matysim, čia aš nežadu daug eksperimentuoti, čia aš tiesiog padarys pirmą poledinę žūklę ant ledo. Ką įmam šitą? Pasižiūrim, koks šį gylis. Aišku, šito gilių įspūdingo nėra. Vis tiek reikia susirasti dugną. Nu, kiek čia bus, čia dar pasikels. Daleiskim nuo čia. Nu, virš metrą. Sakykim, 1,20 m. Более-менее. Jo, gerai. Nu ką, chebrytė, kaip visada, pradėsim nuo 2 tokių baltų gelsvų pinkų, o po to pažiūrėsim, dar gal ir terpsim į raudoną į viduriuką. Va, toks masaliukas.
Pabandysim. Kartais sugroji taip, o kartais reikia dadėti kažkokios ir raudonos spalvos. Nu ką, važiuojam, kaip sakant. Va, sulaukėm svečių, mano šaniukas atbėga, va, Frejytė, nu. Ką ten, ant ledo, Frejytė? Nu va, Freja, eik čia, nu, hehehe. Va, kur žvejai auga. Nu jo, chebra, gaila, kad neužfiksau. Su kamera išjungta buvo, tai mano augintinis buvo pasičiupęs balalaiką. Tai teko net gaudyt, kol atėmiau. Tai žodžiu, žvejybos naparnikę jau turim. Supažindinu su meškerėlį, kaip sakant. Nu ką, bandome dabar praeitą sekėt. Pažiūrėsim, čia bus veiksmas, nebus. Tai va, gerai. Daleiskim pirmoje ketė, kol kas nieko. Keliausim toliau. Pirmas laimikis. Kliavo laps. Net turbūt chebra reiks. Aiškia, aš ten dar nepraėjau. Teks dar matomai raudoną pinkelę įterpti tarp tų baltų. Ir tada nueiti, kur pradėjau tą pirmą eketę įsimušęs, eit link to galą. Aš manau, kad čia dar nepraėjo tiek laiką. Turi biškį, kaip sakant, nusistovėti visą tą triukšmai, giliai nedideliai čia. Tai va, taip ir padarysim. Nu ką, pabandom, kaip minėjau, įterpti ir raudoną pinkelį. Tai va bus va tokia kombinacijai. Nu jo, kol kas chebra jokių veiksmų nieko. Pabandysim dar čionai. Gal dar slieka užsidės, žiūrės, čia dabar kai bus. Gaila, matau, ten toliau prie tos vietos tikrai mes neprieisim. Ten konkrečiai dar vanduo, toks apsnigtas sniega. Teks dar laukti iki anos vietos dar, nors dabar ir praneš stipresnis šalčius. Tai kaip sakant, yra šansas, kad ir pažvejosim ten, bet gaila dėl laikas tokos, dėl visokių kitokių dalykų, darbai ir taip toliau gali žvejoti tik savaitgaliais. Tai va, gerai, einam, žiūrėsim, dar ne vis šekėts praėjau. Kažkaip tai keistoka iš tikrųjų. Nu ką, nieko chebra nėra. Nežinau, kaip čia yra. Dar dvi eketės liko pabandyti. Reiks nuvaryti į kitą vietą.
pažiūrėti. Čia jokias gyvybės, keista. Nežinau dėl ko, bet nė vieną nesulaukiau ėmimo. Nu, esmė tame, kad pats procesas gal nesimaitina, gal čia jų, kaip sakant, ir nėra. Reiks paieškoti biškį ramesniai vietai. Nu nieko, keliausim į kitą vietą. Ten toks stuburiuks, gal ramiau ten, matysim. Turėčiau ir ten užlipti iš tikrųjų. Jeigu šitoj vietoj užlipu, tai manau, kad ten irgi neturėtų būti problemų. Gerai. Keliaujam per sniegynus. Žiūrėsim, gal ten kas kažkaip keistai. Pirmas ledas ir neatsidarau. Čia jau negerai. Negerai. Nu, pažiūrėsim dar. Nu ir ką? Atėjom. Čia irgi kažką naujo vaikštėta. O, čia jau ir žvejota jau. Jau žvejota. Net matas ir su grąžtu jau grąžta. Nu, pabandom čia mes. Tiek jau to, atėjom, tai atėjom. Nu, žinot ką, chebra, pabandysiu šitoj vietoj, nes čia ramesnis vanduo su mažesnė aviža. Bet matosi, čia jau kažką, nu, gerai pražvejota jau. Nu, reikia vis tiek pabandyti. Žvejai nelygu. Būna tokiu atveju, kad ekečių milijonai, tipo nieks neima, o ateini karočiui tarp tų ekečių ir gaudai žuvį su sėkmingai. Nu jo, chebra, niekas čia nesupranta, atrodo kaip negyva upė, jokia veiksma. Nežinau, keista, man čia iš tikrųjų keista. Bandau dabar visokiais būdais. Nieka, visiškai. Ne vieną prisilietimą. Nu, nežinau, tada reikia pabandyti užsidėti slieką. Daugiau aš variantų nežinau. Ne, nieka. Šitą kekečių apėjo ir nieka. Aha. Nu ką, pabandom ir ant slieką.
Nu jo, nieka, chebra nieka. Drožk nedrožis. Ir ant slieka va dabar bandžiu. Ir dabar bandau. Bet nežinau, čia kažkaip tai man tas pirmas ledas man bus matomai nežavingas, žodžiu nežinau. Net ką ar pakomentuoti. Žinomas vietas. Nemanyčiau, kad čia nužvejotas jos. Bet kažkodėl tai veiks man ir žodžiu. Nežinau dabar ką daryti toliau. Norėtųsi, aišku, pagauti laimikį. Nu, matysim dar, kaip sakant, nesudėkim ginklų. Nu ką, chebra. Nieka. Dabar galvoju, gal dar paeiti. Ten toliau dar į vieną vietelę. Bet ten blemba gali būti, kad ledas gali būti nesaugus. Bet vis tiek jau šiandien laimikę kol kas neturim. Gal ir neturėsim. Man kažkaip šiandien nežinau. Keista iš tikrųjų. Tai va bandysim. Man atrodo rizikuosi paeit pažiūrėti. Į kitos vietas. Tai va nieka, rezultatai nuliniai. Nusivyliau kol kas šiandien upė, bet nežinau, kam reikalas. Visada būdavo upė, pirmas ledas, žuvingas. Nors kaip esu minėjęs, man šie metai ir taip jau tokie žopiniai žodžiai. Tai va, gerai. Varau, bandau ten į kitą vietą. Nu ką, chebra, pabandam čia, nors tenai jau vanduo. Čia tokia biškė lankėlė yra. O tenai toliau jau atviras vanduo. Bandam, kaip sakant, dar čia. Nežinau, šiandien apsisprendžiau būti upiai, tai ir būsiu upiai. Nesiblaškysi. Tai va bandys, dabar žiūrės čia, kaip sakant. Nu, čia prieki dar bus normalesnis, kiek suprantu, tas ledas. Ai, viskas okei. O va ten jau vandeniukas. Nu ką, pabandysim šitą įlankėlę dar pašaudyti, pasižiūrėti. Nu, gal dar vieną čia. Normalus tas ledas, tik tais gaila, kad ne per visą upę. Ką, prisivariu dabar čia biškį. Ekečių. Tai reiškia dar pabandysim čia ir dar va į vieną vietą reiks paeiti. A taip jau šiandien tokia žvejyba. Be vaisė, aišku, kol kas. Nu, bet ant pirmo ledo, kaip sakant. Chebra, pirmo ėmimą turiu. Opa, turiu ir laimikį. Nu va,
Atsidariau ir ant pirmo ledo. O. Yes. Nu ką, chebryte, pabandom toj pačioje kėdėje. Karočią jau ir nuotaika geresnė. Visai jau kits vaizdelis, kaip sakant. Nu, pasižiūrim, gal dar vienas. Nu, sekančioje kėtėje. Dar vienas sukrapšiu, aišku, čia jie nėra įspūdingi, bet ant pirmo ledo pagauti tai žodžio emocijas geras. Važiuojam toliau. Sunkiai čia pasirašę, aš jau galvoju, kad šiandien iš vis be laimikė liks. Bet pasirodo reikia biškį į paieškas išeiti. Kaip minėjau, gaila, kad ne visur galėjau. Šiandien, kur planuota buvo dar užlipti, ten dar ir vanduo iš tikrųjų su sniegu užsnigta. Tai va, šiandien gaudau ten, kur galiu gaudyti upėj. O, dar vienas. Kažkoks juočkis, tamsių spalvų. Nu ką, įsivažiavom. Dvi eketės buvo tuščios. Kaip tu čia susipynei man dar. Eik tu. Ką tu čia? Ai va, gerai. Tai va, turim dar vieną žuviną. Liuks. Nu ką, chebryte, to įlankai daugiau nieko. Nežinau, po vieną. 3 žuveliokai ir daugiau nebepasirašo. Ką, kaip minėjau, reiks pabandyti nueiti į vieną točką, kur minėjau. Jeigu čia užlipau, gal ir ten ir šans užlipti. Tai ką, varam dar ir ten pažiūrėti. Nes daugiau čionai kaip ir tų vietų. Vietų tai yra, bet esmė tame, kad chebra vanduonis. Tai va, nes čia yra upė. Nu jo, chebra. Nieka nebus, vaizdelis ne kažką. Gal ir anoj pusėje upės yra kažkas tai panašumo į ledą. Bet toj pusėje nieka gera. O ten tolumoj tas duburiuks, kur žadėjau kaip ir užlips ant jo, bet žiūri, net neverta ten eiti. Tai va, nežinau dabar nei ką man čia kur dabar pasiduoti, kadangi čia tų vietų jau kaip ir negausi šiandien daugiau, nes atvers vanduo. Bandysi gal sugrįžti, kur prieš tai žvejojau, gal da kažką sukrapštysim, nors yra dar viena vietelė. Gerai, pabandysim dar tenai. Niekai čia. Nu ką, va čia dar toks duburiuks vadinam, silankėlė. Pabandyt gal, nes matas kaip ir ledas yra. Normalus. O, gerai. Viskas okei. Bus pabandyt ir čia tada.
Nu va, dar vieną plotą radau, kur galim, kaip sakant, pažvejoti. Gerai, ką darom? Vėl akečių ir bandysim. Nieka chebra toj vietoj, nesumedžiojau, dabar nežinau. Nei ką čia daugiau ir daryti. Gal dar pabandyti toj pačioj vietoj, kur pagavau. Ir man atrodo, šios dienos mano nuotykiai baigsis. Keliaujam gal jo. Nežinau, čia atrodo kaip ir viskas normaliai, to gilė yra, bet tai veiksma jokia. Sunku ką ir pasakyti. Gerai, lipam. Einam į tą pačią, kur dar pagavom. Ir tiek žinių. Opa. Eik tu paklau. Pabėga. Nu, daugiau nieko. Praėjau čia tos. Ekėt vieną prisilietimą kažkokį švelną turėjau, bet daugiau nieko. Nu ką chebra reiškia? Yra kaip yra, turim ką turim. Ant ledo užlipta. Toks ir buvo mano tikslas užlipti ant ledą, o laimikiai ateis vėliau. Lauksim, kol upė užšals.